išvesti tokios formulės. Dėl to, kad pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau 2008-2012 Seimo kadenciją, pasižymėjo ryškiai sumažėjusių priimtų teisės aktų skaičium lyginant su prieš tai buvusia. Tai atitinkamai 2004-2008 metai Seimas priėmė 2814 įstatymų projektų, o jau vėlesnė tai yra 2099 įstatymų projektai, tai iš tikrųjų yra gana žymus skaičius. Kita vertus, aišku, kokybė, teisės aktų kokybė gali būti įvairi, ar ne, ir vėlgi tų tokių visokių variantų yra buvę, tai žino ir komisijos nariai, ir turbūt ir kiti teisininkai ir teisėjai. Apie Lietuvos Respublikos Seimas, kai priėmė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus. Ir štai jų pasekoje teko sudaryti specialią išlaidų susijusių Saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimo kompensavimo komisiją asmenų planavusių ekonominę veiklą, bet pakeitimo nebemačiusi tam prasmės ir prašysiu išlaidų kompensavimo svarstymui prašymų. Tai 2013 m. lapkričio 14 d. į minėtą komisiją jau buvo kreipęsi 4000 pareiškėjų, reiškia tų asmenų, kurie po to pakeitimo, taip sakant, pakeitė nuomonę. Atitinkamai šitų žmonių jau paskui skundai užplūdo, tiesiog plūste užplūdo komisiją ir Vilniaus apygardos administracinį teismą. Tai manau, mano kolegos labai gerai irgi atsimena, kokie buvo praeiti nauji metai, tiksliau, kas buvo po jų, kai mes tiesiog nespėdavom registruoti skundų, ne tik, kad jų nagrinėti, bet jeigu ateina 20 iš karto, reiškia, ateina paštininkas ir iš tikrųjų tas paštininkas nėra laukiamas. Tai aišku, šitaip gali būti, bet štai kalbant, reiškia, apie tas socialinius aspektus, tai yra išskiriamas tikrai ir sociologų toks reiškinys kaip užkrečiami įsitikinimai, tam tikra galbūt mada. Ir aš, reiškia, pagalvojau, tai ar sakykime, tas kažkoks tai bylų skaičius galbūt, ar jis nerodo gal tam tikros mados taikiai išsispręsti, bet buvimą ar nebuvimą. Gal mes nedarom kitą prasme daugiau tų skatinamųjų žingsnių. Ir kadangi, būtent dėl taikos sutarties administracinėme procese aš natūraliai nelabai turėjau galimybių tą statistikai surinkti, nes tai šviežias, taip sakant, dalykas. Pati komisija iš tikrųjų taikos sutartimi yra patvirtinusi tik tai vieną ginčą iki šiol, nors, aišku, tai yra tam tikras, vėl mes kalbam apie mediaciją, bet štai remiantis jau visiškai formalių procesų mes turėjom tik tai vieną tokią bylą, tai aš vėlgi pasižiūrėjau į Lietuvos apeliacinio teismo statistiką. Ir nepaisant galbūt raginimų, aš netgi pasižiūrėjau prie teisėjų vertinimo tvarkos, yra irgi mediacija įrašyta, kiek kartų taikyta, tai lyg ir yra tas formalus raginimas spręstis būtent ir teisėjams siūlyti taiką ir taikos sutartį. Tai statistika Lietuvos apeliacinio teismo 2013 metais taikos sutartimi remiantis nutrauktos 68 bylos, 2012 metais 35, 2011 53, o 2010 50. Tai mes neturim iš tikrųjų jokio kažkokio aiškaus rodiklio, kad tas būtų populiaru, sakykime, bent jau iš tokios statistikos, kokią aš susiradau. Galbūt tiesiog man reikėjo labiau paieškoti per apylinkių teismus, bet gal koks regionas Lietuvos yra taikingesnis, aš šitą nepadariau, prisipažinsiu, bet aš tiesiog pasiėmiau tą tokią patogesnę statistiką, jau aukštesnio lygio, taip sakykime, grandies teismų. Tai apie mūsų praktiką su taikos sutartimi irgi jau pasakiau, tada pagalvojau, ką čia dar būtų galima
pasižiūrėti, na, tiesiog jau iš administracinių teismų praktikos, kągi mes turim. Tai, aišku, man labiausiai užkliuvo tas dalykas, kuris galbūt čia irgi buvo paminėtas ne kartą, bet kitu aspektu. Tai yra ikižinybinis išsinagrinėjimas, ką galima, reiškia, žmogui padaryti, kad, na, jisai išsispręstų galbūt iki teismo. Bet problema yra ta, kad mes turim ir viešo administravimo įstatymą, ir kur yra parašyta, kad skundimas sprendimų yra 30 dienų. Ir teismų praktika yra labai aiškiai irgi, na, suformuota ta linkme, kad jeigu žmogus, na, taip paprastai tariant, derasi, dar pasiklausia, jam atsako, tai jam grėsia, na, visiškas, kad teismas pasakys, tu praleidai terminą. Praleidai apskundimo terminą. Ir viskas. Ir, na, šitų tokių pavyzdžių tiesiog teisminės praktikos prisirašiau daug, bet, na, patikėkit, nu, jų yra, aš nemeluoju, kad taip yra. Tai žmogus, na ką jisai daro, jisai, reiškia, gauna sprendimą ir jisai puola iš karto skųsti, ar vienur, ar kitur, na, kad tik tai, žodžiu, nes paskui gali būti taip, kad, nu, viskas kaip ir, arba bus sudėtinga tos terminus atsinaujinti ir panašiai. Tai negaliu pasakyti, kad aš sakyčiau, kad žinot, taip yra blogai, nes tai yra irgi tam tikra priemonė apsisaugoti nuo tos begalybės, kad, nu, kad žmogus, reiškia, ypač dabar, kai jau turim tokį bylų skaičių, tai jeigu mes, nu, neturėsim to kelio užkirtimo, tai bus tikrai bėda. Reikia kažkokį tą terminą turėti ir žmogui irgi nesudaryti galimybių piknaudžiauti arba ten kreiptis į teismą iki begalybės. Bet štai kalbant apie, tiesiog jau ir užbaigiant, kadangi mano tas taip išėjo, kad paskutinis mano tas pasisakymas, aš galvoju, kad mes turėtume gal kompleksinių tų priemonių paieškoti ir ieškant tos vietos ir komisijos ir galimybės galbūt surasti taikiam ginčo sprendimui daugiau populiarumo, taip sakykim. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip recepto neturiu, bet man susidarė įspūdis, kad tiesiog galbūt tai yra fonas tam tikras ir tas fonas atsispindi ir įstatymų leidyboje ir kitur. Galėtume galvoti ir ieškant mūsų komisijos vaidmens ir teisės aktų dėka paieškoti tų būdų, na, kaip labiau taikiai išsispręsti ir paaiškinti ir gal, na, nežinau, pamodeliuoti, kad atsverti tą tokį foną iš tikrųjų nepalankų, kur, nu, nėra madinga taikiai tartis, yra daugiau tokia kažkokia konflikto mada. Ir kaip kad buvo paminėjęs Rasa, man atrodo, mokestinių ginčų, tai 5 kartus galima kreiptis, ar ne, dėl kai kurių. Na, taip gal tikrai neturėtų būti, o va kaip turėtų būti, tai aš asmeniškai, na, šiam momentui nesumodeliavau. Tai ačiū labai. Norėjau klausimą vieną pateikti, jūs kalbėjot ir, kaip sakant, teisės sociologijos, kaip sakant, aspektais, teisinė sistema, tai, kaip sakant, sisteminis požiūris reikalingas šiuo atveju. Tai ar netrodo, kad, na, mūsų teisinės sąmonė kažkur tai labai sustabarėjusi ir mes nerandam išeičių, ypatingai išeičių tarp 3, kaip sakant, valdžios struktūrų. Šiuo atveju mes makro lygmenį galim daugiau matyti tą priežastingumą, dėl ko kyla socialiniai konfliktai. Praktiškai, jeigu pasižiūrėjus, tai daugelis įstatymų genetiškai užprogramuoja tos konfliktus. Tai yra didelė problema. Ir, na, yra daug rekomendacijų, yra Sigma rekomendacijos, yra tos
vidurių ir rytų Europos šalims, kaip reikia įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų valdymo problemas. Tai valdymo požiūrių, kaip sakant, mes nulinius įdirbius, ko gero, turim tų sistemų požiūrių. Ir šiuo atveju, kaip reikėtų reaguoti, jeigu, sakykime, tiek administracinės komisijos, tiek administraciniai teismai pastebi tos genetiškus dalykus, įstatymų netobulumų. Ar turėtų kažkoks tai būti profilaktinis, kaip sakant, kontaktas su kitom valdžios institucijom, pranešant, kad štai teismas pastebėjo, kad taip ir taip ir taip, kad tie įstatymai sukelia tokius konfliktus. Ar tai turi daryti vien mokslininkai ar panašiai? Deja, tas monitoringas tokių rezultatų pas mus kol kas neduoda. Tai kaip jūs siūlytume iš teisės sociologijos pozicijų tą problemą spręsti? Dėkuoju už klausimą. Taip, pas mus iš tikrųjų nėra tokio dalyko kaip politinė atsakomybė už kažkokį įstatymo projektą. Nėragi taip, kad kažkas, tarkim, kad ir mano cituotų atveju, kad būtų susijęta su pavardė ar kažkaip ir galų gale tai yra ir neįmanoma. Taip, tai yra laisva rinkimų sistema ir žmogus, tarkim, parlamentaras yra nevaržomas, ką teikti ir Seimas ką priimti. Tarp kitko, aš pasižiūrėjau dar ir Seimo statute, kai yra aiškinamasis raštas ir projektas teikiamas, tai ten irgi labai... Nebūna neigiamų. Bet noriu pasakyti, kad jeigu štai kalbant apie kas galėtų ar turėtų, tai iš principo teismo ataskaitose ne visada, bet matyti tas susiejimas, tarkim, koks galbūt šakinis dalykas sukėlė daugiausia problemų. Aš nesu tikra, kad teismo funkcija yra, galėtų būti toks vėlimasis, aiškinimasis su įstatymų leidėjų, kas kaltas. Tačiau apibendrinti iš tikrųjų būtų galima, nes išeina tokie, galbūt netgi ir nepalankus kažkokie tokie vėlgi konfliktiniai dalykai. Nes žmogus, kol sulaukia, tarkim, savo bylos nagrinėjimo arba taikymo konkrečios normos, jis jau atsiduria teisme, kad būtent teismas sprendžia ir analizuoja jo tą atvejį. Tai jau jis yra kitoje aplinkoje ir atrodo, jeigu tampa nepatenkintų ir skundžiasi, tai tampa nepatenkintas teismu, o ne reiškia ta iš tikrųjų teisės norma, kuris sukėlė tam tikrą ginčą ar visą ten ginčų liūną, kad irgi mano minėtų atveju. Aš galvoju, kad, jeigu tai kalbant apie teismus, tai teismai turi aptarnaujančią administraciją, nacionalinę teismų administraciją. Kodėlgi ne, gali suvesti iš tų ataskaitų, nes tikrai nemanau, kad patys teismai čia yra vėlgi nepriklausomumo tas principas. O mūsų komisija, kadangi mes esam laisvi ir kūrybingi tam tikrą prasme ir vis ieškom savo vietos, tai mes tą darom ir komisijos pirmininkė ir savo pranešime paminėjo, kad jau nuo 2012 metų yra tas daroma, yra informuojama, pranešama apie tam tikras problemas. Tai nežinau, tai čia yra tiesiog mano nuomonė, kaip kas galėtų imti ir daryti kažką. Ačiū. Ačiū labai. Gal iš šitos pusės klausimų kas nors turėtų, nes ana pusė dominuoja klausimų ir pasisakymą. Niekas neturi, Rasa, prašau. Aš neturėsiu klausimų konkretaus, aš tiesiog gal norėčiau papildyti tą klausimą ir gal atsakymą tiesiog iš teismų pozicijos, nes mes iš tikrųjų matome daug įvairiausių situacijų ir kaip mes besistengtumėme, čia ir projektus parengėme, viceministras klauso mūsų šios diskusijos, tikrai labai geranoriškai vertinome
saulės jėgainėmis, su dabar šitas pavyzdys išlaidų kompensavimo komisija. Tai kažkur yra padaromos spragos, neišspręsti klausimų politinėje lygmenyje, jie atsiduria ant mūsų stalo. Taip, mes esame teisminė institucija ir po to atsiranda užprogramuojamas tas konfliktas iš tikrųjų. Mes gauname atsiliepimus iš valstybės valdžios institucijų, kuriuose sakoma, jūs negalite spręsti tokio klausimo, jūs tai turi spręsti įstatymų leidėjas. Jūs negalite pasisakyti, nes kompensavimo įstatymas yra nepriimtas. Jūs negalite vertinti politinio ekonominio aspektu. Tai kaip vertinti to žmogaus, kurio teisės yra neatstatomos, neapginamos situacija ir kas turi galutinai išspręsti. Tai tiesiog ta politinė situacija užprogramuoja patį pirmąjį konfliktą, kur po to persikelia konfliktas į teismą, o teismas tada atlieka visų trijų valdžių funkciją. Tai yra ir įstatymų leidžiamoji valdžia, ir vykdomoji, ir teismė. Tai teisinėje demokratinėje valstybėje tokių situacijų neturėtų būti. Jos tiesiog neturėtų būti iššaukiamos. Aš pripažįstu tikrai kaip mokslininkė, kad tokie klausimai turi būti sprendžiami politiniu lygmenyje ir turi būti sprendžiami efektyviai, kad tas ginčas, tas jau visuomenės dalies ginčas nebeitų toliau ir nebesukeltų tokios situacijos, kokią mes turime. Čia buvo paminėta, kaip efektyviai ir gražiai dirba administraciniai teismai, Valstybė paminėjo paskutinę statistiką. Tai yra iš tikrųjų labai sveikintinas reiškinys, kad mes gebame tai padaryti, esant tokiamis sąlygomis, kokias turime. Kas dirba šioje sistemoje, puikiai žinome, kaip ir mūsų darbo krūviai, ir finansinės galimybės. Ir čia profesorius paminėjo ekspertizės, kurias mes iš dalies irgi stengiamės atlikti, bet ne visada galime atlikti dėl finansinių trūkumų ir pasikliaujame savo žiniomis ir kažkokią tai patirtimi. Tai iš tikrųjų tokie dalykai, matyt, suformuoja ir tam tikrus kitokio lygmens apmąstymus. Galbūt asmenų čia ir nėra šitoje salėje, bet iš tikrųjų aš manau, kad čia reikėtų spręsti kompleksiškai, kaip Rūta paminėjo, ir mes tikrai, manau, kad po 2 metų turėsime labai prastą administracinių teismų statistiką. Tai valstybei labai brangiai kainuoja visa šita ginčų sprendimo procedūra, nes yra begalės ginčų, kurie tikrai galėjo pasidaryti taikiai, ir tam buvo reikalingas kompetentingo valstybės institucijos subjekto patvarkymas. Ačiū. Paskutinis pranešimas turėjo būti Agnės Voronavičienės, Lietuvos arbitražo teismo vadovės, mediacija kaip operatyvaus ir efektyvaus administracinių ginčų sureguliavimo įrankis. Pamėginsime tą netektį, lektorė susirgo, neprakalba, kompensuoti, kaip sakant, mes patys papildysim. Tikriausiai darbo grupės vadovas mediacijos porą žodžių tars tą temą. Taip? Tarsit. Neprivartaujam, aišku, bet prašom. Tai norėčiau tiesiog pasidalinti kai kuriomis mintimis. Mediacija kaip taikomasis tarpininkavimas daugeliu šalių yra sprendžiamas, kaip sakant, inversiniu būdu. Inversija tai yra pasikeitimas vaidmenimis. Tai šiuo atveju mes turime didelę tą problemą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Inversijas atveju žmonės tarnauja valdžios įstaigoms. Iš to kyla, aišku, konfliktai, iš to inversinio prieštaravimo. Ir šiuo atveju, matyt, mediaciją reikia taip spręsti, kad kiekvienas pabūtų savo priešininko kailyje. Tai pagrindinė, kaip sakant, ta problema, kaip užsienio šalyse sprendžiama, tam yra rengiami ir specialistai, mediatoriai, kurie, pavyzdžiui, baudžiamajam procese, teisę auką paverčia kaip teisės pažeidėjų
eina į tą situaciją, toksai draminis žaidimas, drama, ir kada auka, ir kada teisės pažeidėjas atsistoja ir bando spręsti problemas kaip kitų atveju. Tai aš manau, ta formulė parodo, kad ta problema yra sudėtinga Lietuvoje. Aš manyčiau, kad šiuo atveju yra atskiri mediacijos fragmentai tiek civilinės teisės srity, tiek kitur. Pilnos mediacijos matyt kol kas ir nėra. Tai rodo ir mano kompiuteris, pavyzdžiui, kada aš parašau mediaciją, tai man išmeta meditaciją taiso. Nors aišku, tai yra susiję tam tikri dalykai, kas medituoja, matyt, tam nereikia administracinių ginčių kelti. Tai tokios problemos, man atrodo, pradžioj labai įdomios, o paskui, kada pats mediacijos procesas prasideda, šiuo atveju tas romėnų posakis, kad pigi teisė brangiai kainuoja, teisė turi brangiai kainuoti, nes pačias svarbiausias mūsų vertybės aptarnauja ir gina. O kas yra vertinga, dėl to yra ir valstybė, ir institucijos tam sukurtos, kad šitą dalyką spręsti. Tai kaip senoji administraciniai teisė parašyta, kad valdžia tai yra tarnas, o žmogus yra ponas. Tai šiuo atveju ta situacija matyt labai palanki tokiu požiūriu mediacijai. Ir aš paprašysiu, jeigu galit, porą žodžių apie projektus tos mediacijos taikymo Lietuvoje galimybės. Sveiki dar kartą. Dėkui moderatoriui, kad suteikė galimybę taip pat informuoti plačiau apie šiandieną vykstančios darbo grupės veiklą, procesus ir galbūt ir finišo tiesę. Kaip žinia, Teisingumo ministras sudarė darbo grupę mediacijos koncepcijai parengti, apie tai aš jau minėjau sveikinimo kalboje. Ir buvo sudarytos taip pat šakinės grupės, tai yra tiek administraciniai justicijoje, tiek baudžiamojoje, tiek civiliniai. Peržiūrėtas teisinis reguliavimas, įvertinta užsienio geroji praktika ir būtų parengti, galbūt koncepcinės tos nuostatos būtų parengtos, kurias mes šiai dienai centrinėje grupėje nagrinėjam ir bandom sujungti vieną dalinį ir bandom parengti tokią bendrą koncepciją visai mūsų teisiniai sistemai. Tai pagrindiniai, matyt, pokyčiai, kurie yra siūlomi, būtų tokie, kad būtų numatoma tam tikra privaloma mediacijos sesija atskirose bylose. Jeigu mes šnekam apie civilinį procesą, civilinę teisę, tai tose bylose, kurios turi šeimos teisės elementų, ypatingai tose, kur yra nepilnamečiai vaikai. Žinoma, tada iškiltų klausimas, net neabejoju, kad gerbiamas teisėjas Šileikis taip pat klaustų, kaip su apmokėjimu tokio proceso, kaip su žmogaus galimybė pasinaudoti teisę į teismą. Tai grupė išties taip pat apgalvoja šios procesus ir numato, kad bet kokiu atveju tai turėtų būti apmokama iš valstybės lėšų, kad turėtų būti numatytas konkretus terminas dėl mediacijos proceso, kiek tai turėtų trukti, kad neužvilkintų apskritai paties ginčo sprendimą ir nepažeistų asmenų teisių. Ir tikimės, kad tas koncepcijos projektas sulauks pritarimo, žinoma, kada jisai bus parengtas, jisai bus siunčiamas visom institucijom derinti ir matysim, kokia bus visuomenės reakcija. Kas liečia baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, tai yra pakankamai tokios griežtos sąlygos, kada galima taikyti mediaciją baudžiamajame procese. Tai yra tokios, kad tai tikrai turi būti pirmiausiai nukentėjusio asmens sutikimas, turi būti aiškios
yra objektyvios aplinkybės, kurios patvirtina, kad tikrai yra nusikaltimas padarytas. Ir labai svarbu, kad asmuo padaręs tą nusikaltimą, jisai pripažintų kaltę. Tai yra tik tai esant visumai šių aplinkybių, galima mediacija ir tos aplinkybės yra reikalingos tam, kad vėlgi apsaugoti ir viešą interesą, nes, kaip žinia, tos nusikalstamos veikos, jos taip pat yra siejamos ne su kiekvienu to asmens privačiu interesu, bet ir žinoma su viešo interesu, nes nusikaltimų darymas, matyt, yra labai svarbus, tiksliau, užkardymas nusikaltimų darymo yra labai svarbus visai visuomeniai. Kita vertus, tokios sąlygos privalomos nebūtų galbūt taikomos privataus kaltinimo bylose, kur, kaip žinia, dar kaltinamojo nėra, yra dar ir toks pirmasis taikinamasis posėdis, tai kuomet dar šalis neįgijusios nei procesinių teisių, nei tokių procesinių pareigų, tai tose bylose galbūt reikėtų vėlgi numatyti tą tokią privalomą mediacijos sesiją, kuomet galbūt pavyktų, taikant įvairius psichologinius, teisinius ir kitokius metodus, pasiekti tą taiką ir šalis įsiskirstytų nepradėjusios teisminio nagrinėjimo. Dėl administracinės justicijos, tai matyt, išties klausimas yra labiausiai sudėtingas. Kodėl? Todėl, kad, kaip žinia, administraciniuose ginčuose dažnai žmogus ginčiasi ne su kitu fiziniu asmeniu, ginčiasi su valstybe, o mediacija veiksmingiausia yra tuomet, kada ginčioje dalyvauja fiziniai asmenys, kada įmanoma paveikti tuos fizinius asmenys, rasti tą racionalų grūdą jų mąstyme, kad jie galėtų pakeisti savo sprendimą, ginčytis, bylinėtis, reikalauti kažko ir taip toliau. Ir, kaip žinia, valstybė paprastai atstovauja institucijos turi savo darbuotojus, valstybės tarnautojus ir čia mes turime problemą, kasgi turėtų medijuoti tokiuose ginčuose, ar tas valstybės tarnautojas, darbuotojas tikrai turi tos įgalinimus medijuoti, ar jisai apskritai yra suinteresuotas mediacijos procesu, nes vienok gali būti tokie labai elementarūs argumentai, kad valstybės tarnautojas, matydamas savo didelį darbo krūvį, gali pernelyg lengvai sutikti medijuotis ir taip nukentėtų valstybės interesai. Kita vertus, valstybės tarnautojas gali turėti griežtą viršininko nurodymą, kad štai gerbiamasis, jokios čia taikos prašom neieškoti ir taip vėlgi kentės žmogus, gaišdamas laiką mediacijai, nes tiesiog iš valstybės pusės nebus jokio noro ir jokio efektyvaus proceso dėl mediacijos. Todėl mes išties ir galvojame, kad mediacijos procese tikrai turbūt svarbiausią vaidmenį pirmiausia turėtų suvaidinti vyriausia administracinių ginčų komisija. Todėl galvojama, kad išplečiant šios komisijos struktūrą, kuomet galėtų atsirasti jos padaliniai regionuose, kurie tikrai galbūt nuimtų krūvį nuo savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų ir visiškai pritardamas gerbiamas Šileikiui išsakytai pozicijai, kad iš esmės nemokamo darbo nėra, tai yra siūlymas, kad tos komisijos veiktų, jokios abejonės jau gaunant finansavimą, jis būtų ir nepriklausomas ir užtikrintų tą efektyvų ginčų sprendimą, bet pirmiausiai jom suteikiant tikslą užtikrinti mediaciją. Tai yra, kad žmogus tikrai greitai, efektyviai, pigiai, pirmiausiai atėjęs į tą komisiją, galėtų kaip įmanoma, galbūt net tą skundą nerašant, tiesiog rasti tą būdą pirmiausiai susimedijuoti ir galbūt pavyktų pasiekti tą optimalų sprendimą, kuris būtų naudingas abiem šalim. Tai tikimės, kad su tokiais struktūriniais pokyčiais pavyktų ir įsiūbuoti tų ginčų sprendimą regionuose, nes, kaip žinia, Kaunas tikrai pasižymi